Jam Kateima Vilniaus oro uoste dabar esu. Mes iš to nepasakėm, kas šiandien vyksta. Mes šiandieną skrendam į Stambulą, o paskui Koreją. Taip. Seulą. Seulą skrendam. Ar pasisekė mums, sėdėsim prie to emergency išėjimo Abiejose skrydžiuose. ir daugiau vietos pambus dėl to nemokamos. Jo. Patarimas visą laiką eikit pirmi tiesiog registruotis į tą čekiną. Mūsų skrydis yra pusė 12. Tai turim 2 valandas. Tai va, nieko neveiksime įsivalgyti. Sėdam, eisim mėgot. A few moments later. Atskridom į Stambulą. Taip, ir mes dabar turim 11 valandų nieko neveikti. Varysim į lounge'ą. Parodom, ko čia yra. Yra vat. Turkiškų saldainių kokį nori. Šitie labai visi puikiai. Pasiėmam kokią? Žiūrėk, dabar šokoladės saldainiai. Po 30 eurų. Nu, bet jie bus vėl kažkokie nesuprantam šitą. Vat kokius aš valgiau, kurie buvo labai šlykštus. Šiandien paparodysiu. Aš valgiau. Man parodė geriau skanius. Aš žinau, tai šlykščius. Žodžiu, yra va, po 10, po 15 eurų gali pasiimti turkiškų saldainių. Apačioje yra, žiūrėk, visi dalykai. Šiaip norėčiau baklavos kokios, jeigu čia yra kažkur. Atėjom čia prie tokio lango, kur yra labai... gražus. Šiaip aplink visą perimetrą oro uosto eina toks didelis langas ir tu gali matyti visus lėktuvus stojančių. Tai va, einam toliau ieškoti kažkokių įdomių parduotuvių. Šiaip tai belekai didelis šitas oro uostas. Kai pas mumis Vilniui būna viskas užpildyta, visos kėdės visur. Tai va čia. Nebeliko didžiausias Europos oro uostas. Mes tiesiog random į kažkokį galą vieną ėjom ir mes čia ėjom kokią 20 minučių iki pat galo, kol atėjom. Ir dabar eisim į kitą galą, tai dar kokią valandą laiko eisim į kitą galą oro uostą. Aš norėjau baklavos ir radau savo gyvenimo svajonių stendą. Pabandykit atspėti, kiek kainuoja baklava. 500. To girdo, tau beprotė. 50 eurų už Bet jeigu baklavą. perki 2, tai yra 5 procentų nuolaida. Tai realiai 2 už 5. Žiūrėk, kaip atrodo, gerai. Čia yra tada visa pora aprangų, drabužių zona. Tai tada yra Moncler, yra Boss, Lacoste ir mes einam dabar į visus, ne matai? Ką pirksi? Iš visų pirksiu po vieną kažką. Einam ieškot toliau savo lounge'ą, kad galėtumėm pailsėt biškį ir pavalgyti. Ne, matokai? Taip. Šiaip tai aš turiu daug proteininių šokoladukų pasiėmiau iš Lidlo. Nereklama, bet labai geri. Ten yra Dior ir Louis Vuitton parduotuvės. Įleis mus ar sakys, kad reikia turėti appointment? Tikrai reikės mano appointment, o va Gucci, Fendi. Nu, apie va čia jau galim šnekėt, matai, žiūrėk, Off-White, Hermes. Aš noriu eiti čionais, mes einam dabar čia. 2000 years later. Atėjom į lounge'ą ir pasiėmėm valgyt. Aš galvoju, bus daugiau pasirinkimo, bet šiaip yra viskas, ko aš norėjau. Aš norėjau ryžių, vištienas ir daržovių. Tai va. Turim ryžių, vištienas ir daržovę ir nemokamų gėrimų. Tik tais eilė, bele kokia buvo. Man tai ne, man pasisekė. 3 žmonės prieš mane man. Man gal kokie 8. Tai va. Bet sėdėm čia dabar taip atskirai nuo visų žmonių tam lounge'e. Ir čia šalia mūsų desertai. Tai va, paskui parodysim, kaip valgysim. Privatus desertai, aš visus pasiimsiu. Visą padėklą galiu pasiimti. Tai va, nes nieks neteina. Jie nežino, čia šiaip toksai kaip ir bendra, bet kaip ir atskira erdvė, nes čia reikia laiptis, ne taip žemyn. Jo. Mes tokią lifehacką radom. Desertai eilė, pažiūrėkit, kiek mes turim turkiškų gėrybių. Kažkoks pyragas su aguonom, baklava svarbiausia. Nežinau, čia kažkokios kaip baklavas, pyragas ir brownies.
Aš, žinai, galvoju, kad mes grinai esam dabar kaip viskas įskaičiuota viešbutį. Taip. Pavalgėm pietus, dabar... Mes turim atsimti savo kem eurų. Jo. Galvoju, čia yra 20 eurų kokia? Ne, čia yra tik 5. Mes turėsim 4 kartus eiti šitą pasimti. Supratau. Dar kavytės turim. Latytės. Mato savadarbę lovą. Pasiėmėm po kokteilį. Barmenas mokėjo padaryti tik tai savo gamybos kokteilį. Ne, mes sakėt jam, sakau, ar darot kokteilį? Sako, jo, darom. Sako, kokią norit? Na, tai sakau, ką žinau, basic, nu kažkokią ten mokito, ar old fashion, ar dar kažką. Sako, ne. Satė ištraukia, kad turi džino bonką, turi degtinės bonką, tai apelsinų sulčių, obuolių sulčių ir vynuogių sulčių. Sako, kokį tau padaryti? Tu sumaišė viską. Nežinau, sumaišyk tada. Sakau, džino sumaišyk su tais. Tai va, kas gavos. Dabar atėjom čia viršui į kitą lounge'o dalį, kur nėra visiškai žmonių. Mes čia beveik praktiškai vieni esam. Sustumėm čia taip kėdes, kad būtų patogu. Ir čionais yra dar normalus kavos aparatas, nes ten, kur prieš tai pasėjom kavą, jinai buvo žiauriai neskani, kad mes ją tiesiog galvom kaip paslėpti, kad nematytų, kad mes jos net negėrėm. Galiu parodyti, kaip čia atrodo. Čia yra tada kažkiek pyragai, sausainiukai, šiek tiek tokie sausainiukai, lemondukai. Čia dar yra vietos atsisėst. Ir visokių vaisių su jogurtu ir granola. Sausi pusryčiai. Na, gėlytės. Kažkoksai sriuba pomidoro. Kavos aparatas. Gėrimai visi. Čia irgi dar gėrimai yra. Ir mes esam įsikūrę štai čia. Mums lounge liko 3 valandos. Paskui turėsim išeiti, nes leidžia tik 4 valandas. Tai galvojam, galbūt pabandysim panepinti kažkiek per tą laiką. Ar šiek tiek energijos gauti ir nemiegot per ilgai skrydį. Paskui varysim laukti skrydžio. Iki skrydžio liko 8 valandos. Atsipirko tas lounge'as visas kem eurų, nes tu turi beligiek maisto, kiek nori. Vis tiek panašiai išleistum, jeigu ten eitum į kokį ten maką ar dar kažką ten nusipirkti. Tai kad sveikiau čia nais, gal sakyčiau. Sveikiau pavalgai biškį, kas gali pasirinkti, ką tu nori pasiimti. Nu, nemokamai gėrimai visokie, pavyzdžiui, į lėktuvą gali paskui pasiimti ten spraito, vandens buteliukų panašiai, tai irgi sutaupai biškį. Ne, nes vandens buteliukas 3 eurai. Tai pasiemi kokius 3 ir va tau 9 eurai ir sustaupa. O per skrydį tokį ilgą tikrai reikia vandens. Gali pamiegoti. Ja, gali pamiegoti, nes nėra labai daug žmonių. Ir šiek tiek mažiau šurmulio, to garso tokio nėra čia viršai. Matas fone miega. O aš sakiau, va dabar mikrofoną, kad galėčiau kokybiškai kalbėti. Dabar yra po 11:06 minutės. Dar nežinom, kokie mūsų vartai. Dabar atėjom į nulinį aukštą, kad galėtumėm palsėt, atsigult ant žemės ar ant kėdžių ir kad nebūtų čia žmonių. Iš lounge'o prisiėmėm labai daug vandens buteliukų šaltų, tai dabar nereikės pirkti į lėktuvą, kas yra fainai. Esam dabar skrydį ilgajam. Parodysim dabar, kokias sėdynės turim. Turim tiek kojoms vietos, matom virtuvę tiesiai. Čia stardesė sėdi paskui. Tai va. Ja, eisim valgytoj. Neužilgo duos valgyti ir tada eisim miegot. 11 hours later. Tikrai nepravažiuot šiandien. Čia viskas žiauriai crazy, čia kaip iš filmo, bet kur nueisi. Jo, čia žiauriai crazy viskas, nežinau.
Ieškom dabar 7-Eleven kažkokio didesnio, kad galėtumėm pavalgyti. Čia yra viskas kaip iš Candy Popo, tik dar geriau. Jo. Ir 100 kartų pigiau jų. Iš viso aš tiesiog nusipirkti čipsų ir norėjau bonšokį padaryti tenais, kur būna 7-Eleven. Bet dabar jau išėjom, tai einam vaikščioti. Kur pats išsiverdi prie stalo, žodžiu, atneš tau tą ugnį ir sverdi. Reikia šitą būtinai pabandyti, irgi noriu. Tai va. Šiaip kiekviena gatvelė žiauriai skirtinga ir žiauriai faina ir žiauriai kieta. Nematai? Taip, viską. Jo. Dabar išėjom į miestą ir nežinau, kaip grįšim, nes gal pasimėsim. Čia nėra jokio adreso, nieko nėra. Jo. Čia visiškai nėra europietiška. Nu, taip, tu galvotum ant namo kampo bus, tarkim, koks adresas ar kas, kad rastum, čia taip nėra. Gal iki tą gat. Čia labai. Arba susigaudai, arba nesusigaudai. Mes apšiai nesusigaudai. Va, sijų yra. Va, čia galima valgyti, jeigu yra kur atsisėsti. Tai čia tik laukia visi sėdė jau. Bet tenais tipo galima darytis bomžšokį. Į New York Times Square Seoul Edition. Atėjom prie ATM-o ir jis visas korejietiškai tik tais. Gal kitą kartą? Einam atsigert. Aš išsirinksiu, ką aš noriu atsigert. Noriu ledo puodelio. Pasimsiu kavą, reiškia. Tai va, išsijungia tiesiog video. Aš šiandien pažiūrėsiu, ko dar gero yra. Aš nenoriu tų čipsų. Matas prisipirko čipsų ir jų nenori. O aš geriu savo kavą. Kol kas dar visiškai nesuprantu, kad esu Korėjoje. Galvoju, kad tiesiog kažkur esu, bet negalvoju, kad iš Korėjų. Bet esu žiauriai perragus, labai pavalgau per skrydį. Ir labai, nežinau, reikia išsimiegoti. Rytoj bus nauja diena. Tai ką, sugrįžta vlogas. Turi daug tų tabokų. Turi padažą. Ir turi šaukštą. Šaukštą nereikės, nes turi lazdelis. O kada mes neįsimiegoti? Nežinau, koks skirtumas. Man vis tiek jetlagas yra. Kas čia yra? Dinatyt, kad jie nesudžiūt. Žodžiu, sudėjau padažą tą. Einu bandyti daryti. Prisipili vandens. Dedi mikrobangę. Tau gaminas. Ateini, atsisėdi ir gali valgyti. Kas yra labai genialu. Nereikia niekur eiti. Laukiu tabokio. Kaip apibūdinti jo skonį? Aš nežinau, tokia... Jie tokie kaip ir guminiai, bet jie nėra neskanus. Jie tokie... Kaip pilna vidury makaronai gal. Bet jie tokie labiau guminiai yra. Skaniau negu buvo, kaip aš savo nupirkom. Bet vis tiek ramenas skaniau. Taškai? Blet. Kur? Išsiskalbsiu su rankom. No, God! No, God, please, no! 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 Čia mano šortai mėgstamiausi. Dabar aš piktas. One eternity later. Šiandienos vlogą tuom ir užbaigsim, nes parodėm tikrai daug. Nuo lounge'ų visų iki skrydžio ir iki pirmos nakties Korėjai. Tai va, gerai. Viso ir iki kito video.